Sveiki, brangus mūsų žiūrovai ir klausytojai, sveikiname su jumis vėl laidoje Už balos, kur aš Vytautas Sinica Vilniuje ir mano brangus kolega JAV lietuvis advokatas Povilas Žumbatis Čikagoje aptariam JAV pasaulio ir šiek tiek Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Kalbame su jumis šiandien kovo 25 dieną ir tikimės kuo greičiau pasiekti internetinį eterį, o pagrindinė tema be abejo bus mums šiandieną karas Irane. Karas, kuris tęsiasi ilgiau negu gal daug kas tikėjosi ir turi nemažai pasiekmių visam pasauliui. Prie pasiekmių dar prieisim, bet norėtųsi pradėti nuo dalykų, kurie tokie yra čia ir dabar. Ir turbūt šviežiausia aktualija šiandien mums kalbantis yra tos taikos derybos, kurios per tarpininkus, reikia suprasti, vyksta tarp JAV ir Irano. Trumpas iškėlė siūlymus, Iranas sureagavo. Povilai, darykim prielaidą, kad mes nežinom jokių pagrindinių faktų apie šitą situaciją. Koks buvo Trumpo siūlymas ir kokia buvo Irano reakcija? Pirmiausia, Vytautai, viskas yra neaišku. Iranas iš pradžių sakė, kad jie iš viso nedalyvauja. Trumpas skelbė, kad yra derybos, jis sakė, jie neturi jokių ryšių su Amerika. Ir jie dalinai teisingai atsakė, kadangi Iranas 47 metus nesikalba su Amerika. Visada kalba per tarpininkus, šį kartą per Pakistaną. Taip, kad tiesioginių kalbų tarp vienos valstybės ir kitos nėra tarp diplomatų. Kitas dalykas yra, prezidentą Trump atstovauja Witkoff, tas, kuris su Putinu derybas veda, ir jo žentas, kas mano manimu yra nepriimtina, kadangi yra atskirti nuo, jie nėra diplomatai, jie nėra užsienio reikalų ministerijos eigoje, ir ministerija ir viceprezidentas yra jų patarėjas kabutėse, reiškia, jie aptarnauja. Ir susidaro vaizdas, kad derybos vyksta ne tarp Amerikos ir Irano, bet tarp prezidento Trump ir Irano. Kadangi čia atrodo kaip jo asmeniški... Jo komanda derasi, o ne šalis. Jo, darybininkai. Dabar kas liečia, ką Amerika reikalauja ir ką Iranas atsakė, Irano atsakymas gana aiškus yra, kad jie nori viską, ką jie norėjo prieš karą. Jie nori, kad Amerika užmokėtų nuostolius, jie nori gauti procentus už visų laivų, kur per Hormuzą praplaukė. Tai panašiai kaip Suez kanale moka Egiptui. Čia yra nesąmonė, reiškia, tie visi prašymai ir jie nori, kad Amerika apleistų visas bazės artimuose rytuose ir panašiai. Vienu žodžiu, jie pakartoja propagandinį reikalavimą. Kas liečia prezidento Trump reikalavimą, Bukta įdavė sąrašą 15 reikalavimų ir pirmutiniai 3, kuris sakė, yra, kad negali būti atominių ginklų. Bet čia yra tik tai prezidento Trump žodžiai. Kas tie 15 yra, nieks nežino, tik tai žino prezidentas ir jo 2 patarėjai. Gal žino ir kiti patarėjai, bet viešumoje to neskelbė. Kaip tos derybos pasiseks, Iranas mėgsta derėtis. Jie 47 metus deri su Amerika. Ir 47 metus žudo amerikiečius kareivius, žudo piliečius, finansuoja terorą Amerikoje ir artimuose rytuose. 2 kartus bandė nužudyti prezidentą ir jo užsienio reikalų buvusį ministrą. Vienu žodžiu, Iranas mielai kalbasi, kadangi jie nesilaiko žodžio. Ir tas tęsimas yra Amerikai nenaudingas ir Trump nenaudingas. Todėl prezidentas Trump sakė, gerai, iki penktadienio turim susitart arba. Kodėl penktadienis yra svarbu? Kad penktadienį atvyksta Amerikos kariuomenės dalis, vadinami Marines, kurie būtų naudojami, jeigu reikėtų pulti Iraną su kariuomenė. Ir tuo pačiu paskelbė, kad kitas dalinys, oro dalinys, kur šoka iš lėktuvų, parašiutininkų dalinys,
jų karininkai buvo nusiųsti artimus rytus, kur atrodo irgi jie gali būti naudojami užimti arba tas saleles, kur yra labai svarbios dėl naftos, arba bandyti surasti tos uranium išdirbtus, reiškia, chemikalus, kurie yra paslėptis. Būk tai yra 400-500 svarų. Tai darybos yra neaiškios. Jūsų matymu, mano supratimu, Irano reikalavimai, kuriuos jūs čia paminėjot ir kiti, jie yra visiškai, tokie nugalėtojų reikalavimai. Jie laikosi pozicijos, lyg jie būtų laimėję karą. Kiek jums tas atrodo adekvatu? Ar Iranas šiandien laimė kažkokiose pozicijose? Pirmiausiai, aš manau, kad jų reikalavimas yra grynai panaudoti savo vietiniai, paskelbti savo žmonėm, kad jie yra kieti. Didžiausias klausimas, Vytautai, yra, su kuo jis derasi. Dabar praktiškai nėra valdžios Irano. Tai klausimas yra, su kuo vyksta tos darybos. Prezidentas sako, su labai rimta kompanija, bet nieks nežino, su kuo darybos vyksta. Amerikai yra, prezidentui Trump yra pavojus, kadangi kilo naftos kainos, ir tas tiesioginiai jam kenkia politiniai. Tai jam yra spaudimas, kad kuo greičiau užbaigti karą. Nors kai jis pradėjo karą, sakė, gali trukti 5-6 savaitės, o dabar vyksta jau 3 savaitės. Tai viskas eina pagal jo teoretiškai, pagal jo planą, bet politiniai jam yra didelis svoris ir ypatingai, kad Iraną palaiko Demokratų partija Amerikos. Vieninteliai jų tikri geri pagelbininkai yra Amerikos politikieriai. Išlaikykim šitą teiginį mintį ir grįšim po to dar prie jo, bet aš noriu pradžiai dar apie tas darybės. Skaitau internete, kad Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emiratai, nesu tikras dėl tų mažiausių šalių Persijos įlankoje, visi pasisako už tai, kad Trumpas nesiektų dabar taikos, o kariautų tol, kol Iranas liks nepajėgus. Jūs tą girdit, ar JAV žiniasklaidoje apie tai kalba ir kaip jūs vertinat, kodėl jų tokia laikysena? Lyg jie tie, kurie dabar labiausiai nukenčia regione? Čia yra įdomus dalykas, Vytautai, labai svarbus strateginiai, kadangi visi tie arabų kraštai, Saudi Arabija ir kiti kraštai buvo prieš tą karą. Jie nenorėjo to karo ir nesutiko Amerikai padėti. Saudi Arabija, daleiskim, net neleido naudoti jų oro uostais. Dabar pamatė, kad Iranas, nors jos buvo neutralios, tos visos arabų kaimynų kraštai, vis tiek Iranas juos puolė ir padarė daugiau žalos, negu padarė Izraeliui ar bent amerikiečiam. Vienu žodžiu, daugiausiai nukentėjo arabų kraštai, kurie buvo neutralūs ir buvo prieš karą. Tai dabar jie bijo, kad jeigu baigtųsi su darybom, Iranas jiem keršytų. Tai jiem yra svarbiau, kad vieną kartą Irano šita valdžia, šita teologinė diktatūra būtų baigta, kadangi jiem visada buvo pavojus, dabar jie mato labai rimtą pavojų. Izraelis, aišku, irgi nori kovoti toliau. Kiek yra perspektyvų kovoti toliau? Jausmas Lietuvoje, ypač sekant žiniasklaidą, yra toks, kad kaštai vis didėja. Kuo toliau kovojama, tuo mažiau yra pasiekiama tais pačiais resursais. Ir vis klampiau viskas tampa amerikiečiams ir aišku, tas lemtingas klausimas, įžengs pėstininkai ant žemės ar ne, labai jautrus politiškai ir čia galėsim pereiti jau ir prie situacijos JAV. Ar perspektyvu yra tai tęsti Donaldui Trumpui? Izraelis kariauja vienu būdu, Amerika kariauja kitų būdų. Daiskim, Amerika visais būdais bando vengti, kad nenukentėtų civilinė visuomenė. Daiskim, nebombarduoja elektros stočių, nebombarduoja vandens stočių ir panašiai. Ir Amerikos aviacija nebando nužudyti vadovus. Visi vadovai, kur buvo nužudyti bombardavime
iš Izraelio pusės. Ir Izraelis taiko į individus ir mažiau rūpinasi apie civilinę struktūrą. Daleiskim, Izraelis bombardavo vieną naftos centrą ir prezidentas Trump griežtai pasakė, sustot to nedaryti. Vėl jam rūpi kaina, alyvos kaina ir naftos kaina, kad jeigu subombarduos Irano naftą, pakils naftos kainos visam pasaulyje ir dar pakenks daugiau jam politiniai Amerikai. Dabar daleiskim, šiandieną ryte, Vytautai, buvo žinia, kad Izraelis subombardavo vieną uostą Caspian Sea. Aš nežinau, kaip lietuviškai Caspian Sea. Caspian jūroje, kur buvo uostas, kur veda biznį ir veža ginklus ir maistą ir panašiai tarp Rusijos ir Irano. Ir ten paskaidino vieną laivą ir sudaužė tą uostą ir panašiai. Izraelis tą darė, Amerika to nedaro. Kitas dalykas, kur man krenta į akį, Vytautai, yra, kad Rusija padeda Iranui, parodo jiem, kaip taikyti, kur yra Amerikos bazės, kur yra Amerikos kariuomenė, padeda Iranui kariauti prieš Ameriką. Ir prezidentas Trump nesako nei vieno žodžio prieš savo draugą Putiną. Mes girdėjom, kad Putinas siūlo, kad JAV tegu nepadeda žvalgyba Ukrainai, o tada Rusija nepadės savo žvalgybą Iranui. Girdėjot tokį pasiūlymą? tą negirdėjom, čia neminėjom, bet tas faktas yra, kad gynybos ekspertai mato tą kaip po didelis nusižengimą prieš Ameriką, Rusijos nusižengimą, bet prezidentas Trump nei vieno žodžio nėra pasakęs prieš Rusiją. Trumpas grasino, kad taikytųsi į vandens gėlinimo infrastruktūrą ir kitą esminę, taip pavadinkim, resursų infrastruktūrą civiliams gyventojams, jeigu Iranas toliau eskaluos konfliktą. Čia gali keistai skambėti, bet šitoj stadijoje jau Iranas eskaluoja konfliktą. Ar jūs manot, kad čia yra tik jo gąsdinimai, kaip jis dažnai daro dėrybose, ar jis ryštųsi tokiam žingsniui? Ne, aš manau, kad jeigu Iranas nepradės rimtai susitarti iki penktadienio, ir kadangi jis dabar turi savo kariuomenę ten, ir laikas yra prieš Trump. Kuo ilgiau tęsis, to blogiau Trump yra. Ir aš manau, kad jis nebeturi kantrybės. Jeigu jis subombarduotų, daleiskim, elektrą ir vandenį Teherane, tas žinoma kenktų visai visuomeniai, bet Irano diktatūra parodytų, kad ji yra bejėgi atsistot prieš Ameriką, ir aš manau, kad jai gali sugriūti vien dėl to, kad trūktų pagrindinių dalykų kaip ir elektros ir vandens. Bet tas būtų paskutinis dalykas, ir aš manau, kad prezidentas gali, prieš darant tą, aš manau, kad jis gali užimti tas mažas saleles, per kurias eina visas 90% Irano naftos. Ir tas suparalyžiuotų Irano naftos biznį. O be naftos jie yra ekonominiai bankruoti. Nafta neatsiejama nuo Hormūzo sąsiaurio laisvinimui Trumpas pakvietė NATO sąjungininkus ir ne tik į pagalbą. Dabar šitas kvietimas, jis turi daug sluoksnių, jeigu taip galima pavadinti. Ir pirmas klausimas man visada yra, ar manot, kad jam iš tikrųjų reikia pagalbos, ar čia yra daugiau testas, ko iš vis verti NATO sąjungininkai? Mane bent labai sukrėtė Lindsey Grahamo pasisakymai socialiniuose tinkluose, kuris iš esmės pasakė, aš pažodžiui nepacituosiu, bet kad niekada jis nebuvo taip praradęs tikėjimo NATO, kaip dabar nuvylė sąjungininkai, kai nesugebėjo atsišaukti iš tą kvietimą, kur būtent europiečiams labiausiai reikia. Po teisybei kinams labiausiai reikia, bet mes juk iš jų nieko nesitikim. Tai tas kvietimas NATO sąjungininkams padėti vaduoti Hormūzo sąsiaurį, ar tai yra daugiau testas mums, ar iš tikrųjų jam rūpi šitą pagalbą? Čia truputį ilga istorija yra. Pirmiausiai, europiečių valstybės, Prancūzija, Anglija ir Vokietija protestavo jungtinėse tautose prieš Ameriką, kaip tik prasidėjo karas.
Ir aišku, prezidentas Trump labai supyko dėl to. Tada jis kreipėsi į Angliją ir Prancūziją ir Vokietiją, kad padėtų su dėl tų laivų, kur dabar kviečia tos 20 valstybių. Ir jos nesutiko, jos kalbėjo, mes paskutinį kartą, kai kalbėjome, Vytautai, Anglija tada buvo pasižadėjus siūsti laivą, bet tas laivas dar buvo uoste 2 savaitės. Ir prezidentas Trump supyko ne tik tai ant tų valstybių, bet supyko ir viso NATO. Ir sako, kai man reikia pagalbos, jūs nepadedat. Čia dalinai yra teisybė, dalinai yra neteisybė, kadangi Amerika nebuvo užpulta. Jeigu Amerika būtų užpulta, tada NATO turėjo padėti Amerikai. Bet jeigu Amerika pradeda karą, tai nereiškia, kad NATO turi prisidėti, žinai, techniškai. Jam tarp kitko labai užkliuvo, kaip Vokietijos chancellor pasakė, kad čia ne Vokietija pradėjo karą, tai mums nerūpi. Vokietija tik rūpi, kai jie pradeda karus. Mes žinome apie Vokietijos karus. Aš manau, kad jam reikia pagalbos, kad susidarė 20 valstybių, aš nežinau, kiek Estija ir Lietuva gali padėti tenais, bet kad Prancūzija ir Anglija su savo laivynais gali padėti, tai jokio klausimo nėra ir jam reikia tos pagalbos. O kas liečia Kiniją, aš nežinau, ar jūs pastebėjos, Vytautai, kad Kinija ir Rusija sakė Iranui dabar susitarti. Jie pradėjo spausti Iraną, kad susitartų. Čia yra naujas dalykas ir paskutinių porą dienų. Man surprizas yra, kad Kinija iki dabar praktiškai labai mažai dalyvavo, protestavo. Rusija ne tik protestavo, bet ir padėjo Iranui. Bet dabar abi tos valstybės siūlo ir spaudžia Iraną, kad jie tartų su Amerika. Kadangi, daleiskim, Kinijai yra didžiulis nuostolis tas nafta. Jeigu tas nafta būtų sustabdyta ilgesnį laiką, Kinija turėtų daug problemų. Na, aišku, iš naftos trumpų laikotarpių laimi Rusija, negalim šito nutilėti. Dabar jau jūroje buvusią jos naftą leidžia, kaip leidžia, sankcijas jai nuėmė Trumpas ir leidžia prekiauti ir aišku, kažkiek kyla ir Rusijai naftos kaina, nes kai Kinija neturi kur kitur, tai jau ir Rusijai gauna derybinių svertų, bet naftos kaina yra labai toks nepastovus klausimas. Štai prieš mūsų pokalbį žiūriu irgi nukrito neseniai naftos kaina už barelį mažiau $100 ir aišku, gal kitą dieną vėl kils. Trumpų laikotarpių neišvengiamai čia bus didelės ir blogos pasekmės ir Lietuvoje dabar yra didelė tema apie naftos kainas ir po to visas iš to plaukiančias kitas kainas ir degalų kainas ir mes čia kalbam Lietuvoje apie akcizų mažinimą. Jeigu leisit porai minučių nukrypsiu, praėjusią kadenciją Lietuvoje buvo drastiškai pakelti akcizai degalams, ypatingai dizelinui. Šios kadencijos pradžioje pridėjo dar kelis centus. Dabar drįsta kalbėti kol kas tik apie tuos kelis centus, kuriuos padidino šios kadencijos pradžioje, kad juos atšaukti. Bet esminio poveikio tai neturėtų. Jeigu dabar atpiks 4 centais, tai pabrango, aš bijau sumeluoti, gal 50 centų. Tai šitas nėra sprendimas. Kažkokių rezervų išnaudojimas irgi nėra tvarus sprendimas. Mes juos išnaudosim, po to dar žiūrėk, pildysim šitą didesnę karo kainą. Tai iš tikrųjų jaučiasi, kasdieniam gyvenimui lietuvių jaučiasi ir aš manau, kad visoje mūsų euroatlantinėje erdvėje jaučiasi ir tikrai skauda politikams ir žmonėms. Ir čia šitoje vietoje norisi pereiti gal prie tos dimensijos JAV vidaus politikos, kai jūs pasakėt frazę, kad demokratai vieninteliai Irano gynėjai. Čia reiktų išsiplėsti. Karo pradžioj buvo taip, kad demokratai kritikavo už tai, kad priemonės, kurių ėmėsi Trumpas, yra, pavadinkim, radikalios, bet iš principo jie visada smerkė Irano režimą, smerkė branduolinę programą, smerkė teroristų finansavimą ir panašius dalykus. 30 000 žmonių išžudymą, represuojant žiemos protestus. Ar dabar kažkas pasikeitė ir jie jau smerkia nebe Iraną? Reikia suprasti, Vytautai, dabar demokratų partija yra perimta kairiųjų ir jie fantastiškai nekenčia Trump. Tai jeigu Trump pradeda karą, tai yra prieš karą. Jeigu jis nepradėtų karą, piktų, kad jis nepradeda karą.
Nesvarbu, ką prezidentas Trump daro, jie daro atvirkščiai. Nors šiuo atveju jie beveik vienbalsiai kritikuoja, kad pradėtas karas bereikalingai, kad Amerika naudoja kariuomenę ir kad Trump naudoja šį karą be kongreso leidimo ir panašiai, nors jis pranešė kongresui, viską darė pagal taisyklės, pagal įstatymus. Bet jie automatiškai viskas yra prieš Trump. Ir dabar jie praktiškai kartoja, kasdieną kartoja Irano propagandos informaciją. Ką Iranas paskelbė viduj, tą jie skelbia kaip faktą Amerikoje. Ir žinoma, Amerikos žiniasklaida, kur 95% yra demokratų partijos pusėje, palaiko ir mūsų vis žiniasklaida ir demokratų partija yra geriausiai Irano partneriai šiuo momentu. Tuo tarpu aš stebiu, kad apklausose, jeigu mano šaltiniai teisingi, su pasvyravimais, bet iš esmės kažkaip Trumpo reitingai nesikeičia. Tarp respublikonų palaikymas išlieka, koks buvo tarp respublikonų, tarp demokratų, koks buvo tarp demokratų. Karas kol kas neturi didelės įtakos jo vertinimui. Truputį paskutiniai įvertinimai rodo, kad mažėja ypatingai tarp ispanų ir žmonių, kurie nepriklauso partijom. Kai sako, nepriklausomiem, independents. Atsimink, jie yra maždaug 40% balsų Amerikoje, 30-40%, jie svarbu. Jų tarpe krenta populiarumas. Ir jie lemia svyruojančias valstijas. Jo, ir reiškia dėl to, kad yra masinė propaganda iš demokratų ir Amerikos žiniasklaidos prieš viską, kad prezidentas Trump daro. Net juokauja, sako, jeigu prezidentas Trump pradėtų vaikščioti ant vandens, sakytų, kad jis nemoka plaukti. Ja. Jūs paminėjote ispanakalbius, ispanakalbiai yra be abejo susiję ir su tuo, kaip čia pasakius, jie žiūri, ką Trumpas daro Latino Amerikoje, jie buvo, kaip suprantu, patenkinti tuo, ką jis padarė Venezuelai. Ar jis dabar ką nors daro Kuboje? Mes, kaip paskutinį kartą kalbėjomės, mes faktiškai prognozavom, kad Kuboje situacija iš esmės keisis artimiausiais mėnesiais. Ar kažkas vyksta? Kuba praktiškai yra sugriuvęs kraštas dabar. Ir tik tai išsilaiko, kadangi komunistų partija, taip kaip Irane, komunistų partija turi ginklus, o visuomenė neturi ginklų. Praktiškai yra badas dabar, nėra elektros, yra visiškai sugriuvęs kraštas. Ir tad prisidėjo tas faktas, kad prezidentas Trump neįleidžia naftos, yra blokada. Dabar bus labai įdomu, Rusija, tarp kitko vėl, jo draugas Putinas siunčia laivą su alyva, su nafta. Ir klausimas yra, ką Trump darys su to laivu. Ar įsileis į Kubą ar neįleis. Čia gali būti tokia konfrontacija, kaip buvo 62 metais su Chruščiovu. Vienu žodžiu, labai įtempta situacija, padėtis. Man baimė yra, kad prezidentas Trump panašiai darys kaip Venezueloje. Valdžia turės prisitaikyti, pakeisti viską, bet paliks tą pačią valdžią ir su jais pradės daryti biznį. Tai kaip pradėjo su Venezuela. Jūs manote, tai būtų blogas variantas? Žinoma, kadangi Kuba po 60 kiek metų komunizmo yra nugyvendita, žmonės yra iškankinti, vis sugriautas kraštas, vis žmonės kenčia 60 metų komunistiniai sistemai. Kubiečiai bando pabėgti iš ten, plaukti visokiais laiveliais. Per 60 metų yra persekiojimas katalikų ypatingai ir visuomenės. Palikti tą pačią valdžią ir su jais daryti biznį būtų nuodėmė. Dabar yra laikas, tragiškas laikas, bet laikas yra tą valdžią nugriauti. Jūs nepagalvokit, kad aš velniu advokatauju, žinot, better dead than red. Bet yra tas vienas niuansas, kad šalyje, kurioje buvo užgniaužtos visos prielaidos bet kokiai politiniai klasiai formuotis, kartais tiesiog nėra iš ko paimti tuos alternatyvius lyderius, nes bet visus daigus užgniauždavo.
Ir tada gali būti prasminga pereinamasis laikotarpis, kuriame buvusio režimo funkcionieriai užspausti į kampą, tarkim šiuo atveju JAV, vykdo kažkokią pereinamąją politiką. Kuba yra skirtingas pavyzdys, Vytautai. Atsimink, Kuba yra 90 milijonų Amerikos, 90 milijonų nuo Kubos yra masinė kubiečių visuomenė, labai aktyvi Floridoje. Jų tarpe yra žmonių, kurie lengvai galėtų rimtai atstatyti demokratiją Kubai. Tik tai reikėtų prezidento Trump labai griežto pasisakymo, kad Kubos komunistų partija dabar turi išsiskirstyti ir dingti. Aš manau, kad tie badai dingtų, kadangi jie pamatė, kai prezidentas siūlė tą patį prezidentui Venezuelos. Siūlė jam užmokėti kelionę, kai jis tik išvažiuotų iš Venezuelos. Siūlė važiuoti į Maskvą, siūlė važiuoti bet kur. Jis sakė, aš nevažiuosiu, kadangi aš nebijau. Dabar sėdi kalėjime. Kubos vadai žino, kad jiem gali būti tas pats. Tai Kubos valdžia, aš manau, dingtų, jeigu jiem labai griežtai pasakytų, kad galas jiem yra galas. Tarp kitko, kalbant apie Amerikos demokratus, demokratų delegacija buvo nuvažiavusi padėti dabartinės komunistų Kubai valdžiai, kad pasisakyti prieš prezidentą Trump. Žinoma, juos aptakvindino geram viešbutį, kur yra maistas, elektra, viskas. Niekur Kubai to nėra, bet demokratam buvo ir demokratų atstovai varė kubiečių komunistų partijos propagandą prieš Trump. Jūs nesupykit, aš ne visai rimtai, bet man tai primena mūsų parlamentarą Žygimantą Pavilionį, kuris viešai gyrėsi ir šiokį tokį skandalą sukėlė prieš gal 4 metų, kad turi ryšių su Kubos mafija JAV kongrese. Ir ar nebus tie patys demokratai ten ir nuvažiavę? Juokauju. Norisi paliesti dar vieną aspektą, tokį šalutinį karo Irane, jeigu galima, susijęs jis ir su JAV visuomenė. Nesulaukė daug dėmesio, bet man susidėliojo taškai, kad kovo viduryje JAV pasipylė, gal ne virtinė, bet keletas iš eilės atvejų teroro išpolių, kurie visi turėjo tokį islamišką aspektą. Iš pradžių Teksase bare buvo nušauti 4 ir sužeista 14 žmonių ir šaulys buvo imigrantas, naturalizuotas, gavęs pilietybę iš Senegalo. Ir jos tinkluose buvo kalbos apie šlovingą islamo revoliuciją ir taip toliau. Po to buvo 2 nepilnamečiai paaugliai, kurie Niujorke, kaip žiniasklaida akcentavo, šalia mero namų mestelėjo ar granatą, ar kokį ten sprogmenį. Ir nieks neakcentavo, kad jie yra irgi iš Afganistano naturalizuoti piliečiai su islamiškais pasisakymais. Toliau vyras automobiliu rėžėsi į kiaurai sienos į sinagogą Massachusetts'e. Aukų nebuvo, gal apie tai daug kas nekalbėjo, tas vyras buvo naturalizuotas pilietis iš Libano. Po to dar vienas atvejis Virdžinijos universitete, šaulys, 1 žmogus negyvas, 2 sužeisti, šaulys naturalizuotas pilietis iš Sierra Leonės, prieš tai kalėjęs 8 metus už pagalbą ISIS. Ir taip toliau. Tai ar čia nėra jau tendencija, mano galva, gal aš selektyviai nepastebėdavau tos informacijos, bet kai įvykdavo panašus dalykai JAV, tai būdavo susijęs su psichiškai nesveikai žmonėms, kurie yra šiaip ar taip JAV piliečiai nenaturalizuoti. Tai nebūdavo politinis kažkoks smurtas, o būdavo, iš esmės, konkrečių žmonių psichinės problemos. Dabar čia, mano galva, yra jau tendencija tokio galimai keršijant už karą Irane smurto. Ir ar ne to paties bijo europiečiai, ypatingai prancūzų, britų lyderiai, kurie turi milijonus musulmonų ir negali žinoti, o tiksliau priešingai, žino, kad daug jų aktyviai palaiko Iraną ir protestuoja Iraną gindami. Ir paskutinis dalykas, mūsų abiejų mėgstamam Wall Street Journal, netaip seniai rašyta, kad įtariama, jog Iranas rekrūtina žmonės internete tam, kad Europoje darytų teroro išpolius. Tai mano bendras klausimas yra, ar yra tokia grėsmė jūsų manimų reali, kad JAV, o jeigu padėsim, tai ir Europoje pasipils islamiški teroro išpoliai kaip keršijant už tai, kas buvo padaryta Irane? Vytautai, čia yra sudėtingas klausimas iš to taško, kad reikia grįžti, iš kur atsirado tie nelegalūs žmonės, kur dabar Amerikoje. Tai buvo 4 metai prezidento Biden, kai nebuvo jokios priežiūros prie rubežiaus, prie sienų.
ir jie įvažiavo tarp 12 ir 20 milijonų žmonių. Niekas nežino, kas jie yra, kur jie dingo ir panašiai. Ir kai dabar prezidentas Trump bando tos žmonės deportuoti, pradedant su tais, kurie yra žinomi žudikai ir panašiai, demokratai visais būdais protestuoja ir stabdo, ir net dabar valdžia sustabdė. 30 dienų valdžia negauna algų, kai kurie darbininkai. Dėl to, kad demokratai nori vėl atidaryti rubežius. Jiem yra tas naudinga. Žinant tą, klausimas yra, ar Iranas turi celes Amerikoje. Buvo pripažinta, kad per tą rubežių per 4 metus įvažiavo bent 18 tūkstančių žinomų teroristų, kurie yra teroristų sąrašuose. Be abejo, jų tarpe buvo ir iš Irano. Priedo Iranas turi daug žmonių, kurie yra atvažiavę iš Irano, ypatingai Kalifornijoje ir New York'e. Yra didelės visuomenės jų. Ir jų tarpe yra žmonių, kurie aiškiai palaiko Iraną prieš Ameriką. Kad yra pavojus amerikiečiam iš tų celių, jokio klausimo nėra. Ir tie 3 pavyzdžiai, kur tu paminėjai, yra gana aiškus, kur yra iraniečių įtaka arba teroristų įtaka iš Irano. Amerikos saugumas, FBI nesako, bet žinoma, kad yra 14 jau kartų sustabdyti žmonės, kuriem nepasisekė žudyti ir sprogdinti. Atsimink, du buvo įvykiai, kur buvo atsiųsti žmonės nužudyti prezidentą Trump. Ir buvo pagautas. Prisipažino, kai jis atvažiavo nužudyti. Taip, kad Iranas bando visais būdais, o kiek jie turi, kaip sako, sleeping cells, kur miegantis celės žmonių, kurie gali po 10-20 metų staiga išklausyti, ką Iranas įsako ir sukelti chaosą. Tas pavojus Amerikoje tikrai yra ir aš manau, Prancūzijoje yra dar didesnis pavojus. Aš irgi manau, kad Prancūzijoje jisai didesnis, tiek dėl tarnybų pajėgumų, tiek dėl masto, tiek yra radikalizuotų žmonių šalyje. Paskutinis klausimas susijęs su karu ir gal jis šiek tiek iššoka iš konteksto, bet Zelenskis įžvelgia progą ir aš noriu jį už tai pagirti. Prasidėjus karui Irane, jisai gan taip braviūriškai pareiškė, kad mes turim kuo padėti, mes galim padėti ir pristatė tą kaip tam tikrą svertą, nežinau, ar jūs su manim sutiksit. Ir dabar jis jau giriasi, kad 100 Ukrainos specialistų kovoja su Irano dronais artimuosiuose rytuose, tiek kitus gali apmokyti know-how, tų dalykų, kurių kiti nežino, nes Ukraina pirmaujanti šitoj srity, tiek ir tiesiogiai prisidėti operacijose. Ar čia yra proga daug laimėti Ukrainai, ar čia daugiau toks simbolinis žingsnis, ar jinai tvirtina savo vertę vakarų saugumo infrastruktūrai? Aš manau, kad tų žmonių tarpe, kurie remia Ukrainą, tai yra labai gražus gestas ir aš manau, kad yra labai pozityvų. Tie, kurie nemėgsta Ukrainos arba Zelenskio, tai nedaro jokio skirtumo. Kas man daleiskim, atrodė labai pozityvus dalykas, kad jis pasiūlė padėti, atsiuntė ekspertus, net pasikeitė, parodė. Vienu žodžiu, jis bando padėti prezidentui Trump. Kas man labai nemalonu, kad prezidentas Trump nekritikuoja Putino, kad jis padeda Iranui ir nepagiria Zelenskį, kad padeda jam. Povilai, aš manau, kad išnaudojau ir laiko galimybės ir šiaip viską, ką svarbiausia norėjau paklausti. Kaip visada pabaigai jūsų klausimas. Vytautai, girdėjau apie tavo bandymus pataisyti Lietuvos cenzūros įstatymus. Sveikinu tave, norėčiau žinot, kaip tau sekas. Už sveikinimus ačiū. Aš manau, kad labai pusėtinai čia tas dalykas įvyko. Aš tikrai nei per žingsnį neatsitraukiu nuo tos iniciatyvos, kas nežino, trumpai pristatysiu. Neapykantos kalbos straipsnį, Baudžiamojo kodekso 170 straipsnį. Aš siūliau siaurinti Lietuvoje. Tai yra straipsnis, kuris baudžia už, ten formuluoja neapykantos kurstymą prieš įvairias grupės, seksualinės, religinės, tautinės, rasinės ir taip toliau.
šitas straipsnis visur vakaruose, šiek tiek jau ir Lietuvoje yra tapęs tokiu cenzūros, kaip jūs ir pavadinat, straipsniu. Žmonės tiesiog baudžia už bet kokį nepolitkorektišką pasisakymą prieš tas jautrias mažumas. Iki tiek, kad pavyzdžiui, žmogus, kuris cituoja Bibliją apie homoseksualus, yra nubaudžiamas. Žmogus, kuris pasako, kad nepritarė vienalytei santuokai, pavyzdžiui, Prancūzijoje gali būti nubaustas ir taip toliau. Lietuvoje mes pasižiūrėjom prieš registruodami pataisas į statistiką, pusę atvejų, kada žmonės baudžiami pagal šitą straipsnį yra apie seksualinės mažumas, ketvirtis atveju antroje vietoje apie tautybę, jeigu kažkas yra pasakoma apie tautybę. Ir čia yra specifinis kontekstas, nes Lietuvoje dabar karo kontekste dažnai prasideda ginčiai tarp rusų ir lietuvių. Tie ginčiai būna buitiniai ir tikrai nekultūringi iš abiejų pusių, bet baigėsi jie pasirodo neretai, kelias dešimtis atvejų, tiesiog tuo, kad žmogus rusų tautybės pasiskundžia, kad jį kažkaip baisiai pasakė, nes jis rusas. Ir tas lietuvis, kuris pasakė, sulaukė atsakomybės, arba yra svarstomas ir nesulaukė atsakomybės, bet tai yra taip pat labai blogai ir žiauru piliečio atžvilgiu, nes jis, matote, skleidė neapykantą tautinių pagrindų. Tai šitą norėjosi išspręsti ir sutvarkyti, bet Seime buvo nubalsuota išbraukti šitą klausimą iš darbotvarkės, jis atidėtas neribotam laikui ir atidėtas todėl, kad vienas žurnalistas nusprendė, kad tokiu būdu aš noriu apsaugoti Žemaitaitį. Žemaitaitis šiuo metu yra nuteistas pagal tą patį straipsnį už antisemitizmą, už jo daineles žydų atžvilgių. Ir, mano atsakymas į šitą kaltinimą yra paprastas. Aš virš 10 metų kalbu kritikuodamas viešai tą straipsnį. Aš abiejuose rinkimuose, kuriuose dalyvavau, kritikavau tą straipsnį ir žadėjau, jeigu įgausim tokią galimybę jį keisti, aš dabar tęsiu tą pažadą. Kiek aš matau iš tų pačių žurnalistų reakcijų, net tie, kurie gal nepalaiko mano idėjų, supranta šitą ir supranta, kad čia tiesiog buvo sužaista vieša emocija. Bet faktas, kad šita sąsaja, šitas įtarimo šešėlis, bent jau kol vyksta Žemaitaičio teismai, tai padėjo į stalčių tą klausimą. Ir gal taip yra geriau, nes tu gali argumentuoti kiek nori, bet vis tiek neatsimuš šitų asociacijų. Šiandien, kol Žemaitaitis teisiamas, tai tikrai nepavyks to įstatymo priimti, bet aš tikrai įsipareigojęs savo ir viešai, kaip Žemaitaičio teismai išsispręs tą klausimą grąžinti darbotvarkę. Kad jis ten atsidurtų, man reikėjo surinkti keliasdešimt parašų ir aš tą padariau greitai ir lengvai. Tikrai matau, kad Seime be abejo bus toks klausimas per pusę, tikrai negarantuotas, bet tikrai yra ir pritarinčių, tai nėra beviltiška. Tai aš jaučiuosi, kad šitą klausimą pajudinęs tam tikrus tokius nusistovėjusius politkorektiškumo standartus sulaužiau. Yra žmonių, kurie nuoširdžiai pasibaisėjo, kaip galima nebausti už kalbas, bet mano argumentas, kurį visiems sakau, yra kaip tik, kad už kalbas neturi būti baudžiama įstatymu, už kalbas turi būti baudžiama viešąją nuomonę ir niekaip kitaip. Tai pasižiūrėsim. Aš manau, kad jau vien kilusi diskusija ir tai, kad teko daug kur pristatyti argumentus ir iškelt žmonėms šitą klausimą gal pirmą kartą, jie apie tai susimastė, tai jau buvo prasminga. Tokie įstatymai, tarp kitko, kilo iš Kinijos, komunistų Kinijos ir Hitlerio Vokietijos ir Sovietų sąjungos. Jie turėjo tokius įstatymus. Tik reikėtų sarkastiškai pasiūlyti, pakeisti, kad bet kokia kritika Seimo narių yra taip pat baudžiama. O yra priešingai, Seimo nariai gali būti, kaip tik tai nori kritikuojami. Yra teismų doktrina, kad Seimo narys yra tiek viešas asmuo, kad turi pakęsti net ir fakto teiginius melagingus savo atžvilgiu. Ką aš ir darau ir darysiu, tai yra pakęsiu. Ačiū Povilai labai už jūsų laiką ir įžvalgas. Aš manau, kad mes baigėm šios dienos pokalbį. Aš tikiu, kad jis buvo prasmingas ir tikiuosi, kad žiūrovam klausytojams įdomus. Tariu iki kitų kartų, tame tarpe turbūt sulauksim Velykų, bet pakalbėsim jau po jų. Sudiev. Sudiev, Vytautai.